Labadiena, Ana. Sveiki. Šiandien rašinėjom dar vieną laidą. 5 klausimai, 10 žmonių. Visiems primenu, kad šį laidą daroma tam, kad mes neužmirštumėm tai, kas buvo, tai, kas vyksta, atsimintumėm ir suprastumėm. Ir žinoma, padėti 210 šturmo pulkui. Visi, kas norės paremti, rekvizitai bus komentaruose, Facebook'e ir YouTube'e. Ana, tradiciškai pirmas klausimas. 22 metai, vasario mėnesio 24 diena. Vat ką atsimeni? Aš labai gerai atsimenu dėl to, kad dar vasario mėnesį 22 dieną, ar 21 ar 22, va dabar galiu šiek tiek supainioti, kad aš vienu iš paskutinių lėktuvų grįžau iš Ukrainos. Nes dar 20 dieną tikrai aš buvau Donbase ir aš važiavau ten prieš tai vasario 14. Aš atvažiavau su tikslu, su ta mintimi, kad aš jaučiau, kad kažkas turi prasidėti. Gal iki galo pati to masto nesuvokiau. Aš tikrai tikėjau, kad rusai pradės puolimą ir pradės puolimą į Odesą, į Mariupolį ir panašiai, kad tikrai bus judėjimas iš anos pusės. Ir aš ten buvau beveik, ar netgi anksčiau, bet aš beveik 10 dienų ten pabuvau ir tada man jau sakė grįžti ir aš grįžau į Lietuvą ir su tokiu labai blogu jausmu, kad kažkas bus ir aš tiesiog nepasiliksiu ten. Ir vasario 23 aš prisimenu vakare, dar prieš tą naktinę Baideno kalbą ir prieš 4 ryto, kai jau Putinas kreipėsi ir pranešė, kad pradeda tą savo SVO 23, bet išvakarėse aš kažkodėl pakeičiau savo profilio nuotrauką Facebook'e ir užsidėjau Ukrainos vėliavą ir aš atsibudau 24 ir nežinau, ten 7 ar 8 ryto ir pamačiau visą tai. Ir nepaisant to, kad aš morališkai ruošiausi, kad tokiai žiniai, bet aišku, kai tu atsibundi ir pamatai, kad eina link Kijevo, eina iš visų absoliučiai pusių, taip, tai aišku, tai buvo šokas. Ir pirmas dalykas, kurį aš parašiau, nes tuo metu vienas iš mano geriausių draugų, jis tada dar buvo žurnalistas, ne kariškis kaip dabar, jis buvo Kramatorske, aš kaip tik su jų žurnalistų kompanija ten kelias dienas ir gyvenau. Pirmas dalykas parašyti, aišku, jam, nes tai yra Donbasas, nors Kramatorskas yra toliau, bet kai aš mačiau, su kokia jėga jie ten eina, tai pirmas dalykas buvo parašyti visiems, kas tuo metu fronte buvo, nes buvo draugai, pavyzdžiui, 24 brigada, kuri buvo už Popasnos netgi, ir aš po to sužinojau, kaip blogai ten viskas buvo. Turėjau draugą ir tarp jūrų pėstininkų, laimė jam irgi pavyko ištrūkti. Tai pirma reakcija buvo parašyti visiems, tai aišku, neišvengiau aš irgi tų ašarų, kas be ko, nes emocijos ir tuo pat metu jau reikia dirbti, nes tu supranti, kad aš žurnalistas, aš turiu dirbti. Ir vat pirmą dieną ir pirmas kelias dienas aš prisimenu kaip tokios nuolatinio rašymo draugam, klausim, ar jūs sveiki, ar viskas gerai, darbo po net, nežinau, 12 ar daugiau valandų tiesiog non-stop ir darbuose turbūt tarp ašarų. Tai, nes po to, žinokit, gerai tai pagalvojus, po to kokios 3 savaitės man tiesiog išsitrynė iš atminties. Aš prisimenu, kad aš dirbau ir dirbomės tikrai, sakau, po 12 ir daugiau valandų, bet po to iki išvažiavimo į Ukrainą, nes aš grįžau į Ukrainą jau kovo link, gal po 3 savaičių nuo plataus masto invazijos pradžios, va tos kažkur 2 savaitės man tiesiog išsitrynė iš atminties. Aišku. O ar buvo viduj kokia baimė, dar kažkas tai? O tą pirmą dieną? Ne už draugus Ukrainoje, o savo tiesiog. Baimės buvo, bet aš buvau vienas iš tų žmonių, kurie visiškai netikėjo tą pasaką Kijevas per 3 dienas. Aš prisimenu, dabar tas žmogus jau yra žuvęs, bet turėjau vieną irgi draugą, kuris kariavo dar nuo 2014 metų ir mes su juo susirašėm ir jis sakė, žinai, jeigu
atsilaikysim 9 dienas, tai mes tikrai atsilaikysim. Ir aš pamenu visas tas kalbas apie tai, kad Ukraina greitai žlugs, apie tą Zelenskio pasakymą, kad jam pasiūlė pavėžėjimą, o jis atsakė, kad jam reikia, kad jisai nori ginklų. Ir to triukšmo buvo, kad žlugs Ukraina, kad jie neatsilaikys. Ir aš tada visiems, kuriuos aš pažinojau, ten ir kolegom, ir draugam, aš sakiau, jūs tiesiog neįvertinat vieno faktoriaus, nes jūs nepažįstat ukrainiečių. Ja. Ir tas žmogiškasis faktorius, dabar jau mes matom, kad jis iš tikrųjų išgelbėjo tą situaciją, nes žmonės tiek, kiek dabar, tarkim, ir kokios ginkluotės turi ukrainiečiai, palyginti su pirmomis dienomis, tai yra absoliučiai net nepalyginimas dalykas. Jie tada iš esmės neturėjo nieko išskyrus entuziazmą turbūt. Bet baimės buvo, aišku, natūralu, nes, sakau, kai kurie mano draugai buvo tose brigadose, kurios patyrė pirmąjį smūgį. Vienas irgi iš mano draugų vėl, jis žuvo po kelių mėnesių, jis man tiesiog, aš jo paklausiau, ką tu darysi, sako, tai aš jau pakeliu į karinį komisariatą, 25 jis jau stovėjo su ginklu ir su 95 brigada išvažiavo jau kariauti. Tai tos baimės buvo labiausiai turbūt dėl to, kad tų žmonių pažįstamų labai buvo daug ir aišku, mes matėm ir kaip bombarduoja Charkivą, pavyzdžiui, ir miesto centrą. Klausimas. Turėjau minį, ar tu pati bijojai? Aš dėl savęs? Ne, dėl savęs aš nebijojau. Ta prasme, jo labiau aš tuo metu buvau jau Vilniuje. Mano pirma mintis buvo tik tai apie tai, kaip greičiau sugrįžti ten. Aš kažkodėl jaučiau, kad aš suprantu, kad aš negaliu kariauti, aš neturiu nei patirties, nei įgūdžių tam, bet labai daug žurnalistų buvo ten ir aš norėjau būti kartu su jais. Man atrodė, kad tai yra mano pareiga pranešti iš įvykio vietos, bet baimės ne. Aišku, tokio jaudulio buvo, sakau, ypatingai dar likus kelioms dienoms, kai aš buvau ten, baimės šiek tiek buvo, nes kaip tik vienas iš dalykų, kurie mums įrodė, kad kažkas gali įvykti, tai kai mes važiavom filmuoti Stanicą Luhanską ir buvom labai toli dar nuo to fronto linijos ir mums vieną akimirką praskrido sviedinys virš mašinos. Ir mes buvom labai nustebę, nes toj vietoj, na tokioj teritorijai nevyksta, tai jokie sviediniai ten niekada nebūna. Tai to jaudulio baimės buvo, bet dėl savęs turbūt mažiausiai. Aišku. Gerai, čia klausimas toks trečias, į kurį galima atsakinėti, galima ne. Ne darbo, ne kaip žurnalistė, o kaip tiesiog Anna, fizinis asmuo. Ar tu kažkiek rėmėjai ir jeigu rėmėjai, tai kaip rėmėjai Ukrainą? Aš remiu ir iki šiol remiu. Dabar sunku atsakyti, kokiu dažnumu, bet... Dažnumu nereikia. Kaip tai pasireiškia? Fondai, tie, kurie ir Lietuvoje veikia, tai yra skirtingi, ta prasme, pradedant nuo Blue Yellow ir mažesnių, iki tiesioginių pervedimų kariams, nes dažniausiai tai būna susijęs su automobilių remontais. Nes aš žinau, kad pas jas visą laiką ta yra problema ir aš turiu žmonių, kurie... Žinau, ta prasme, aš jais visiškai pasitikiu, tai yra kariaujantys žmonės ir aš matau, kai jie ten, tarkim, pradeda Facebook'e paskelbę, kad vėl sugedo viskas ir jie renka, tai aš su jais susirašau, paprašau kortelės numerio ir aš jiem padedu. Nebandau improvizuoti, galbūt pati kaip kažką vežti ir panašiai, aš jau matau, kad yra organizacijos, kurios jau turi visą... Mes, mūsų fondas, nuo karo pradžios, jis ne mūsų fondas, jis pradėjo mane remti, kai aš Ukrainai kariavau, tai jisai mane rėmė, o dabar gaunasi, kai aš jau senas, tai dabar... Taip, tai yra fondai, kurie turi visą sustiguotą logistiką, arba aš žinau konkrečius asmenis, tai yra tikrai buvęs ne vienas kartas, kai aš tiesiog sakau, okei, aš matau, kad tau reikia, atsiųsk rekvizitus, aš permesiu tau, nes sakau, iš esmės tai yra mano draugai. Tai... Jo, aš turiu beveik visuose fonduose pažįstamų, kurie ir man padėjinėjo, ir mes tengiamės jiem padėti. Gerai, tada toksai nei sunkus, nei lengvas klausimas, aš į savo atsakymą neturiu. Kodėl Lietuvoje žmonės mažiau remia Ukrainą ir finansiškai, ir morališkai, ir visom kitom prasmėm? Tik apie Lietuvą kalbame.
Kodėl? Aš nežinau, ar mes mažiau, vat, jeigu sakau, pažiūrint, su kuo mes lyginsim. Jeigu mes lyginam su tam tikrom kitom valstybėm, Ne, tai... čia Lietuva, mes Jo, nelyginkim, aš matau burbulą tą, iš kurio, kai išlendi, matai, kad niekam tai jau nebeįdomu. Bet faktas, kad jeigu palyginsim nuo 22 metų iki dabar, visi fondai kalba tą patį, kad kol nėra kažkokio tragiško įvykio, kaip nežinau, Ochmadito ligoninė, labai nusėda žmonių palaikymas. Iš dalies tai tarsi natūralu, karas plataus masto jau 4 metai, o apskritai bendrai tai jau čia ir 12 prasidėjo, fokusas žmonių nueina, galų gale Lietuvoje irgi prasideda savo ar tai politinės problemos, ar tai balionų, ar dronų, ar dar kažko, ir tas truputėlį nueina į kitą plotmę, plus psichologiškai taip jau yra, kad žmonės, galvoja, ukrainiečiai išsilaiko, taigi viskas turbūt pakankamai gerai, juk nežlugo arba dar kažkas. Žmonės, tai labai juokinga, labai kvailai skamba, pavargo nuo karo, nes sunku pavargti nuo karo, kurio tu nejauti ir nematai, bet galbūt dėl to, kad žmonės nejaučia ir nemato ir jiems iš tikrųjų atrodo, kad viskas yra gerai. Tiesiog mes visi padarėm galbūt blogą meškos paslaugą, mes per daug apie tą karą gal šnekam, gal rodom kažką. Ir Ternopolio tragedija su daug žuvusių vaikų ir aš žiūrėjau reakciją visų mūsų dienraščių, visų YouTube kanalų Lietuvos, pasidariau savo tokią analizę. Buvo tiek informacijos. Nebuvo. Ternopilis iš tikrųjų ganėtinai, jis apie įvykį buvo parašyta, bet jau nebesusilaukė vėl tokio dėmesio. Nesakau, bet tai yra absoliučiai ne vien tik tai Lietuvos problema, pasižiūrėjus. Mes kalbam tik apie Lietuvą. Jo, bet tas fokusas nueina, aš labai puikiai prisimenu, kai aš važinėjau Ukrainą 19 metai, ten 17 ir panašiai. Aš esu sulaukusi klausimo, kam aš apskritai gadinu savo gyvenimą, kam aš gaištu savo ten laiką, niekam tai neįdomu, niekam tai nerūpi. Tada atėjo 22 metai ir tie patys žmonės, kurie man sakė, kad niekam tai nerūpi, o mano važinėjimo tikslas ir buvo priminti, kad ten nėra pasibaigęs karas ir kad tai yra parako statinė, kuri vieną dieną sprogs. Ir tie patys žmonės, kurie man sakė, klausė manęs, kam aš tai darau, 22 metais patys buvo aktyviai pervedantis pinigus į fondus, kalbantis apie tai ir panašiai. Dabar tie žmonės vėlgi, kiekvienas pradėjo užsiiminėti savo dalykais ir aš net nemanau, kad problema yra tame, kad mes per daug kalbam. Man kartais atrodo, kad mes gal ir per mažai apie tai kalbam. Aš jau nebežinau, iš tikrųjų, aš ne žurnalistas, tiesiog užsiėmiau šitą veiklą. Aš manau, kad per mažai pas mus yra reportažų iš vietos. Va čia yra problema turbūt. Aš nedaryčiau reportažų iš vietos, iš mūšio vietos, nes to vis tiek neperduosiu. Aš turiu kai kokios filmuotos medžiagos savo, kurios, aš tikrai niekam nerodau. Tie, kas ten buvo, jiem tai neįdomu, tie, kas ten nebuvo, jie vis tiek nieko nesupras. Čia kaip pasakoti apie tai, taip, čia kaip svetimo skausmo nebūna ir iki galo tu to skausmo neperteiksi ir faktas, kad, kaip iš tikrųjų viskas atrodo, tai geriausiai žino tie žmonės, kurie ten buvo, tai dėja taip yra. Gerai, pas mus trumpa laida, primenu, mes remiam 210 šturmo pulką, kuris yra dabar ganėtinai sudėtingai situacijoje. Ir paskutinis klausimas, čia kaip profesionaliai, žurnalistai, būtent iš šitos pusės norėčiau gauti atsakymą. Ką reikia padaryti, žurnalistam, kad šito karo nepralaimėti? Aš manau, kad žurnalistai turi tą galimybę daryti tam tikrą spaudimą. Kelti klausimus sprendimų priėmėjams visų pirma, kodėl mes nepadarom to ir ano, kodėl vėlgi dronai atskrido į Lietuvą, į Lenkiją ir negalima, mūsų darbas yra ne tai, kad mes šitą kartą nesusitvarkėm, tai ir pamirškim iki sekančio karto. Ne, mūsų darbas yra tik tai kelti klausimus, tai ką mes darom toliau, ar yra kažkokie sprendimai ir panašiai, nes kai kažkas įvyksta, iš pradžių būna toks didelis triukšmas ir su ta pačia Lenkija tais dronais buvo didžiulis triukšmas, bet jeigu
apie tai nutilsi, tai žmonės labai greitai pamirš, atsiras kitų problemų ir panašiai. Antras dalykas, aš tikrai manau, kad mes žurnalistai turėtumėm dažniau lankytis Ukrainoje. Deja, mes kaip maža šalis ir mūsų tos redakcijos šiaip realiai net neturi fizinių galimybių, pavyzdžiui, kaip yra ten, nežinau, BBC Reuters arba dar kažkas, non-stop laikyti ten savo komandas. Visas profesionalias, ten 3-4 žmonių, deja, mūsų redakcijos visos tokios galimybės neturi, bet pagal galimybę vis tiek važiuoti ir net kai kartais atrodo, kad niekam galbūt tai neįdomu, net kai kartais parašai kažkokią straipsnį ir tu pamatai, kad tas skaitomumas nebuvo toks, tas susidomėjimas to teksto nebuvo toks, koks tu tikėjaisi, vis tiek nenuleisti rankų. Ir patikėkit manim, aš dar iki plataus masto invazijos ir važinėdavau į Ukrainą ir rašydavau apie Ukrainą. Aš nežinau, kiek tekstų apie tai aš esu parašęs. Ta prasme, tai ir būtų jau nebesuskaičiuojamas kiekis. Ir kiekvieną savaitę aš turiu daryti, vėl rasti naują kažkokį kampą, kaip sudominti tą skaitytoją, tuo, kas ten vyksta. Ir net jeigu kartais atrodo, kad jau pačiam svyra rankos, jau nebežinai, ką daryti, vis tiek, pasėdėk, atsikvėpk šiek tiek, pasikalbėk su kitais žmonėm, kuriem tai įdomu ir sėdėk, dirbk toliau, dėl to, kad juodas darbas. Tiesiog kartais atrodo žmonės, reikia tiesiog juodai dirbti. Taip, ir informuoti žmonės. Žmonės, kurie veža paramą, juk jie beprotiškai pavargsta ir tikrai aš nebejoju, kad ne vienam svyra rankos, kad kai neateina tie pinigėliai, kai žmonės nesuneša, kai užklausų yra tikrai daugiau negu tu pajėgus susipadengti, tai daugam gali svirti rankos, bet o mes vis dar turim tą puikią galimybę, mums bombos ant galvos nekrenta. Ukrainiečiam krenta, mums nekrenta, ukrainiečiai davė mums daugybę laiko ruoštas, kaip mes juo pasinaudojam, tai čia kitas reikalas, bet ukrainiečiai davė mums visas galimybės veikti ir dabar atsisėsti ir pasakyti, aš pavargau nuo karo, ne, aš tai negaliu dar pasakyti tikrai ir nemanau, kad kada nors pasakysiu. Gerai, Ana, ačiū. Ačiū Jums. Viso. Dar kartą, mes remiam 210 pulką, visos sąskaitos, kurias galima pervesti į pinigus, į Šviesos karių fondą.